Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną man labai malonu kalbėtis su Holistinio ugdymo instituto fitoterapijos dalyko dėstytoju, gerbiamu Edvardu Kazlauskiu. Pasakysiu, kad tai yra žinių, enciklopedija turbūt, nes dar prieš įrašą mes taip smagiai padiskutavom visiškai netikėtai apie tokius įdomius dalykus. Tai bus labai smagu, jeigu ir jūs prisijungsite prie gerbiamo Edvardo dėstomo dalyko, tai yra fitoterapijos. Gerbiamas Edvardai, norėčiau, kad prisistatytumėt keliais žodžiais save, kur mokėtės, ką baigėt, kaip čia taip gavosi, kad fitoterapija tapo jūsų ne tik pomėgiu ir specialybė. Ir papasakokite apie tai, ką dėstysite studentams. Nors aš ir dabar jau žinau, kad jūs suteikėte meškerę, o ne žuvį, kad kabinate labai giliai ir iš esmės dalykus išmokote. Bet jūs ir pats dar papasakokite. Prašau, žodis jums. Sveiki gyvi. Esu Edvardas Kazlauskis, esu vaistininkas ir šiame institute man teko garbė dėstyti tiesiog fitoterapiją. Fitoterapijos pradmenis, fitoterapijos pagrindus. Kaip namą pradedam statyti ne nuo stogo ir ne nuo sienų, nuo pamatų, tai lygiai taip pat mano dėstomas dalykas ir prasideda nuo pamatų. Ir iš tikrųjų, kaip gerbiama vadovė sakė, kad galbūt žuvį duoti jums būtų per labai paprasta, aš manau, ir jums patiems yra ir būtų neįdomu. Taigi pamatai yra istorija. Istorija yra trumpa. Daugelis, žodžiu, aš esu fanas, kas buvo tada, kaip kažkas ten vyko, kas ką parašė. Suprantat, kaip pavyzdys. Dioskoridas buvo Graikijoje prieš 2000 metų, o Plinijus buvo Romoje. Abu parašė tais pačiais plus minus metais, 10 metų skirtumas, gal 20 metų. Tai pirmasis mūsų eros amžius ir jų knygos išlikusios yra iki šiol, išleistos įvairiom kalbom ir pabandykit paskaityti, jos internete yra atviros, kadangi tai nėra autorinių teisių ir mes pamatysim, ką. Abu rašė vienodai. O jūs turite galvoj apie žolininkystę, ar ne? Taip, tiesiog dematerija medika, žodžiu, priemonės gydymui ir Plinijaus istorija naturalis, tai gamtos istorija. Jeigu aprašyti augalai, tai jie plus minus yra vienodai aprašyti. Tai yra paminėtos tos pačios savybės, tos pačios gydymo, tarkim, metodikos ar panašiai. Interneto nebuvo, elektroninio pašto nebuvo, aš nemanau, kad jie ir bendravo. Tai čia istorija yra. Labai vertinga informacija reiškia. Tiesiog pamastymų jūs. Po to, kam ta istorija reikalinga, bus net klausimų, tarkim, egzamine. Mes susimaunam kartais. Kada, pavyzdžiui, atsirado etilo alkoholis, liaudiškai tariant spiritas, kurį galėtumėm užpilt ant žolių. Kodėl jį reikia pilti? Tiesiog tai konservavimo būdas, išsaugojimo. Tų gydomųjų preparatų gamyba. Kada atsirado? Pernai, užpernai, prieš 1000 metų, prieš 100 metų. Ir tai nėra ypatingai svarbu šiom dienom, bet yra įdomu, kaip kito vaistų formos, kokios buvo pirmapradės, kodėl jos atsirado kažkada. Ir spiritinės ištraukas tai mes naudojam. Pilnos vaistinės, nueinam, pilnos vaistinės yra, kodėl jos reikalingos. Tai čia, Edvardai, tas pats ir su žolelėm, ar ne? Tai vienu atveju reikia vartoti su spiritinės ištraukos, kitą kartą reikia vartoti kaip
užplikyti arbatą, trečią kartą gal kompresams daryti, dar kažkaip, ar ne, ir jūs visą šitą Taip. mums duosite. Taip, ir kartais reikia naudoti, pavyzdžiui, 40 laipsnių. Mūsų buitinė, kasdienė, ta prasme, forma tai yra degtinė ir 40 laipsnių, kai kada reikia 70 laipsnių, o kai kada iš vis negalima vartoti Kas nuo to spiritinės. keičiasi? Savybės keičiasi, poveikis? Tiesiog medžiagos netirpsta, kai kurios medžiagos tirpsta tam tikroj koncentracijai. Ir yra augalų, kur norint pagaminti kokybišką produktą, tarkim, gydymo tikslams, reikalinga, tarkim, 90 laipsnių. Etilo alkoholis, pavyzdžiui, bičių pikis. Bičių pikis bus labai gerai, jeigu mes tiesiog naudosim vandenį. Bus dar geriau, jeigu mes naudosim 40 laipsnių etilo alkoholio tirpalą, bet bus idealiausia, jeigu mes naudosim 70 ir daugiau procentais turinčių etilo alkoholio. Tai tiesiog kartais galim išsiversti tą, ką turim, bet jeigu mes turim laiko ir galimybių, kodėl mums nepasidaryti, tu prasme, maksimumą ir panašiai. Istorija, neįsigaskit, jeigu studentai klausysis, tai tegu neįsigasta, tiesiog trumpas dalykas, mes privalom žinoti iš tikrųjų. O toliau ir prasideda patys linksmieji dalykai, tai augalai, jų žaliavos, jūs matot, parnešę iš miškų ir laukų augalą, tai ir bus augalas, tai nebus žaliava. Mes žinosim, mokysimės ir išmoksim, be abejo visi žino, kad, tarkim, vaistinių ramunių, kurias mes vadinam ramunėlėm, kaip žaliava bus žiedai. Varnalėšų bus šaknis. Šaknis bus kaip oficiali žaliava. Neoficiali žaliava gali būti ir lapai, gali būti ir žiedai, gali būti ir vaisiai. Tai yra tos sėklytės, kurios atsiranda rudenį, peržydėjus žiedui, yra tokios rudos, labai gražios sėklos. Tai yra žaliavos atėjusios iš liaudies medicinos. Visiškai liaudies. Dabar jų nieks netiria, bet tai yra priemonės, kurias mes galim naudoti sveikatinimui. Gerbiamas Edvardai, o jeigu mes kalbame apie gydomosius augalus, tai kas čia įeina? Žolės, žolelės, o medžiai? Įeina, žinau, kad grybai yra. Kas dar? Kokie apskritai yra gydomieji augalai? Kas į tą plačią grupę įeina? Pats pavadinimas, žodžiu taip, fitoterapija, kaip gydymas, trumpai tariant, gydymas augalais, remiasi kita akademinė disciplina farmakognozija. Farmakos yra vaistas arba nuodas, gnozijos pažinimas. Tai farmakognozija būtų pažinimas apie vaistus, tarkim, ir nuodus. Nors terminas sugalvotas vos prieš 100 metų, bet esmė yra tokia. Tarkim, prieš porą ar 300 metų žmogus išėjęs į lauką, jis nieko daugiau ir nematė. Vaistų fabrikų nebuvo ir viską, ką matė, naudojo vaistams 100%. Net dirvožemį, net smėlį, vabalai ir kiti dalykai mums nėra aktualūs. Tiesiog kultūriškai jie ne mūsų krašto yra, bet kinų medicina paėmus ir kitus, tai mes galim rasti skolopendras ir panašiai. Tai žodžiu, ką mes išėję matėm? Mes matėm žoles, matėm grybus, matėm medžius ir kerpes ir samanas. Ir viskas buvo naudojama. Dabar iš medžių, taip, medžiai tai ohoho, kad ir beržo lapai. Medis, žaliava lapai ir tarp kitko beržas, kaip pasakysiu, duoda kitą žaliavą, tai pavasarį beržų pumpuras, topolio pumpurai ypatingai aktyvios, stiprios yra žaliavos, lazdynų žievė, lazdynų
lapai, galim sakyti, tai yra neoficialioji fitoterapija, bet mes į tokius smulkmenas galbūt nekreipsim dėmesio. Kas veikia mūsų sveikatą teigiamai, ką galim panaudot, apie tai ir bus tiesiog kalbama. Be abejo, bus duotas ir sąrašas, mes apie tai kalbėsim, kas yra oficialu, ką mes galim rasti vaistinėse ir ar kitose, tarkim, prekybos vietos užsienyje ir panašiai. Tai yra tokie dalykai, jos irgi reikia žinoti, o visa kita yra atėję iš liaudės medicinos ir puikiausiai yra naudojami drebulių žievė, topolių, tuopų pumpurai. Žaliavos geros, bet jeigu mes naudojam drebulių žievę, aš mielai siūlyčiau naudoti ir tuopų žievę. Tai yra pusseserė su pusbroliu. Veikliosios medžiagos plius minus vienodas. Mums reikia ko nors, tarkim, sveikatai pataisyti. Drebulės neauga arba sunku jas rasti, o topoliai auga. Topolis yra liaudiškai, botaniškai yra tuopas. Tai kodėl mes negalim pasinaudoti? Tiesiog, kai žinai, kokios medžiagos kaupėsi, tai tiesiog pagalvoji, aha, mums reikia tokių medžiagų, tas medžiagas kaupia tokie augalai. Kaip, manau, banalybė. Salicilatai ir ne peršala, mums reikia salicilatų, kaip, žodžiu, aspirinas, ne, acetilsalicilo rūgštis, augalai turi panašių medžiagų ir visi žino, kad dažniausiai tai bus avietės. Tiek vaisiai, tiek lapai, tiek ūgliai, tiek žiemą stiebai, visiškai sumedėję net viskas tiks. Bet palaukit, salicilatus kaupia ir minėta. Vingiorykštė gal, ne? Neminėta, tuopos ir drebulės ir vingiorykštės. Įsivaizduokit, jeigu pagal visus kanonus žievę reikia lupti tik pavasarį, kai prasideda sulos tekėjimas ar ne, ir visų kitų skysčių tekėjimas brazdu, ir tada žymiai lengviau yra galima nulupti žievę. Bet mums niekas nedraudžia žiemą. Reikia, prispyrė bėda, tai tiesiog žievės nenulupsim žiemą, bet puikiausiai galim ją nudrožti. Tai gerbiamas Vingiorykštė jūsų minėta, taip, salicilatų šaltinis. Man labai patinka. Žiemą mes jos nerasime. Ir tada tiesiog mums užtenka žinot, ko mes norim. Tarkim, salicilatai, peršalom, aukšta temperatūra, daktaras toli, galbūt šeštadienis, savaitgalis ar dar kas nors, tai šiais laikais atstumai iki gamtos, Lietuvoje tikrai nėra tokie dideli atstumai, tai jeigu yra, aš mėgstu taip pafantazuoti, atstumai tikrai nėra dideli, mes visą laiką galim pavažiuoti ir pasiimti žaliavą, net žiemą, aišku, su protu ir su pagarba gamtai. Ne medį nukirs, bet tiesiog piršto storio šakų. Sekatorių visi žinom, kas jis toks yra. Didesnis peilis, piršto storio šakelės. Gamtai mes žalos didelės nepadarysim, jokios nepadarysim. Bet prisidrožti, kol daktaras grįž žiemą iš kalėdinių atostogų, mes puikiausiai galim ligoniui padėti, tarkim, virdami žievės nuovirus ir tiesiog duodami galimybę jam pasveikti. Tai bus pasakojama, kokios medžiagos kaupiamos augaluose, kur jos panaudot. Apskritai, trumpai žaliavų rinkimas yra, visi įsivaizduoja, labai yra paprasta. Iš tikrųjų, tai yra labai paprasta. Reikia, kas renka ir turi sąlygas, prisirinkai, džiovini ir viskas. Yra kai kurių subtilumų tokių ir juos reikia žinot. Labai paprastų tokių, pavyzdžiui, kada reikia rinkti pumpurus, mes, tarkim, jau supratom, pumpurai būna tik tai pavasarį, kada žievė. Yra išimčių, kada šaknis yra išimčių.
Ir tiesiog, matot, kaip yra tam tikros taisyklės. Gyvenime iš tikrųjų mes privalom laikytis taisyklių. Taip pat ir fitoterapijoje, ar ne? Taip kaip ir eismo taisyklės. Jeigu mes jų nesilaikytumėm, kas čia tos taisyklės? Nu, yra tokios taisyklės. Jeigu mes jų nesilaikytumėm, tarkim, būtų tam tikras chaosas, mes prisidarytumėm labai didelių savo problemų, jeigu mes važiuotumėm kaip kas norim ir panašiai. Tai lygiai taip pat fitoterapijoje ir tam tikros taisyklės. Čia man atėjo, gerbiamas Edvardai, mintis į galvą, kad jūs taip pat kalbate ir apie gydomuosius grybus arba apie nuodingųjų grybų naudojimą. Tai čia ypač svarbu, kad neprisidaryti savo kažkokio žalos, chaoso. Taip, Žinios turi būti ypatingai. su grybais yra, galim sakyti, labai paprasta. Visi žinom, tą nežinom, nepažįstam, nerenkam, bet kartais, tarkim, sveikatinimui yra naudojami grybai, kuriuos kasdien rudens sezonu, pavyzdžiui, mes nerenkam, bet juos mes galim specialiai prisirinkti, būtent tikslu paruošti, ar tiesiog turėti kartais, ne tik tai, arba paruošti kokį nors sveikatinantį produktą. Dažniausiai per paskaitą bus viena paskaita, gan ilgoka, gal 2-3 valandų, apie grybus, kuriuos mes galim, tarkim, rasti miške, prisirinkti, o kiti, kurie neauga pas mus, tradiciniai atkeliavo iš kitų kraštų medicinos. Grybai yra, patys žinot, dabar grybai yra karalystė atskira kaip biologinės įvairovės. Kažkada buvo visai neseniai augalų karalystė priklausė ir dėl to buvo priskiriama kaip mokslui botanikai, dabar visa mikologija arba fungologija. Bet grybai yra ypatingi tuo, kad tuos, kuriuos jūs pažįstat, dažniausiai neturi šalutinių poveikių. Dažniausiai yra valgomi arba jų savybės yra tokios, kur negali pridaryti bėdų. Bet jeigu jie gali pridaryti bėdų, tai jie sugebės pridaryti tiek, kad maža nepasirodys. Apie tą žalsvąjį musmirę mes žinom. Ir tiesiog įsivaizduokit, kitą kokį nors grybą suvalgę, mes ten pilvas skaudės, gal reikės į ligoninę važiuoti, mes nemirsim. Tiesiog toks stipriai veikiantis, bet mes išgyvensim. Bet pavyzdžiui, žalsvoji musmirė ir jo ten kitos sesės, labai įdomu yra tai, kad jie duoda su garantija. Pasekmės tiesiog yra garantuotos ir šitą reikėtų taip pat žinot. Tiesiog reikia domėtis gamta. Kaip galima, nenoriu prisikalbėti pats, grybai yra panašus, bet man sudėtinga kartais suprast, kodėl galim vieną grybą palaikyti kitų grybų. Tai tiesiog yra šiokia tokia nepagarba, aš manau. Jeigu mes apsimetam grybautojais, ar ne gamtos mylėtojais, tai mes išmokim juos pažinti. Pavyzdžiui, paprastas dalykas yra, kai mokomės apie augalus, pavyzdžiui, yra labai svarbu žinoti, kokiai šeimai iš botaninės pusės, kokiai šeimai priklauso augalas. O kam tą reikia žinoti? Taigi pasiskaitė internete apie šitą augalą ir pakanka. Aš juokauju dabar. Ne, čia taip, dažniausias toks yra dalykas. Pavyzdžiui, erškėtinių šeimos augalai yra praktiškai visi nenuodingi. Jeigu mes sugebam atpažinti gamtoj, kad augalas priklauso erškėtinių šeimai, mes su juo nenusinuodysim. Tai, tarkim, obelis, kriaušės, ievos ir panašiai, gali kiti pasakyti, kad taip, ievų žiedai ten turi, tarkim, pavasarį žydint cianidų, ciano junginių, ten gali galva skaudėti, bet tai tuo viskas ir baigsis. Taip, jų kaulavaisių branduoliai, žinot, abrikosų ar ten vyšnių ypač,
Taip galim nusinuodyti, bet lapai, žiedai, šakelės, ruošiant užpilus, nuovirus ar kitus preparatus, mes niekada to. Užtenka tą žinoti. Ir lygiai tokia pat šeima yra, tarkim, agurklinių šeima. Mes kaip tiesiog, kas turėdavo kolektyvinį sodą, dažniausiai ten augdavo ir agurklė, iš tikrųjų jinai kvepia agurkais, dedam supjaustytus lapus į dubenį, žiupsnį druskos ir tada su šaukštu sutrinam ir turim ypatingai skaniai šviežiais agurkais kvepianti tokią augalų, tarkim, agurklių lapų tokį produktą, kurį galim užsipilti, šaltibarščius tiesiog galim paruošti. Tai visa šita šeima kaupia tam tikras medžiagas, kurias ilgai vartojant gali baigtis blogai, tiesiog galima visiškai gan stipriai pažeisti kepenų veiklą. Kaip įdomu, Edvardai, labai įdomu. Ir šita šeima, visa šita šeima, tarp kitko, plautė priklauso šitai šeimai. Ar galiu papasakoti apie plautę? Kai žinai, ką jinai daro ir kad jinai iš agurklinių šeimos yra, tai, plautė neturi ten tų medžiagų tiek daug, kurios gali pažeisti kepenis, bet reikia turėti omeny. Bet dar yra kita, pavyzdžiui, toks dalykas, kad, pavyzdžiui, agurklinių praktiškai visa šeima dar kaupia tam tikras medžiagas, kurios pasižymi gan stipriom savybėm kitoje srityje ir, o čia agurkai, aš galėsiu panaudoti. Ir praktiškai be apsirikimų. Tai lygiai tas pats su grybais. Mums reikėtų įsidėmėti. Arba ten, pavyzdžiui, būti žinovais. Ūmėdžių, ne viena ūmėdė nėra nuodinga. Absoliučiai. Kad kai kurios yra karčios, faktas, ypač ten raudona galvute, raudona odelė, kai kurios yra tokios karčios, kad galim sugadinti pačiu blogiausiu atveju tik tai patiekalą. Dar viena ūmėdė yra, kuri dvokia. Kaip čia pasakius, sena ligoninė, tai nešvariais skalbiniais ir chloru. Ir aš ją suvalgęs, man reikėjo kažkada būtent ją surasti ir aš netyčia suradęs. Čia labai seniai, kaip seniai, prieš kokią 20 metų. Man reikėjo tiesiog, aš turėjau tokią užduotį, aš ją buvau suradęs. Suradęs, nedažnai pasitaiko, jinai yra valgoma, neskani. Ir kvapas tai praktiškai visam gyvenimui, bet jinai nenuodinga yra. Bet tiesiog išmokstam, kaip atskirti ūmėdę ir viskas. Ir mes žinom, kad tiesiog palaižom kartyrą, nededam, dvokę, neimam ir tiek. Lygiai tas pats yra su augalais. Nebūtinai dėl to, kad suprastumėm, jinai nuodinga, ar jinai mirtinga, ar mirtinai nuodinga, bet tiesiog daug ką galima suprasti ir daug ką galima supratę, atsiranda galimybė panaudoti. Ką mes dar apžvelgsim? Tiesiog paprasčiausias dalykas yra parsinešim, susidžiovinom augalą, ką iš jo toliau daryti. Tai bus pagrindinės vaistų formos. Buitiškai tai yra pačios paprasčiausios ir plačiausiai naudojamos. Nuo neatmenamų laikų tai yra užpilai ir nuovirai, tiesiog vandenį užpilam. Tai bus užpilas, kai mes paverdam, mes vadinsim nuoviru, bus paaiškinta, kada ruošti užpilą, kada nuovirą ir panašiai. Ir dar daug kitų įdomybių bus, pavyzdžiui, kaip dozuoti, ką galima nėščiosioms, ką galim vaikam, ko negalim nėščiosioms ir ko negalim vaikam. Ir tiesiog be abejo, kaip ir kelių eismo taisyklės. Tai kelių eismas turi taisyklės, fitoterapija taip pat turi taisyklės. Jos yra kartais banalios, kartais primityvios, bet jos egzistuoja. Arba principai. Principas yra truputėlį kitkas negu taisyklės. Ir nors kartais ir panašios. Tai labai
paprasti dalykai. Na ir baigsim kursą kelių susirgimų fitoterapija, kur bus išdėstyta trumpai, bet aiškiai, kokios žolės, kokie augalai ar kitos priemonės turėtų būti arba galėtų būti naudojamos tam tikram susirgimui gydyti ir kodėl. Čia kaip atsiskaitimas, ar ne, bus iš to? Ne, paskutinės paskaitos yra kelių ligų fitoterapija, yra kvėpavimo takų, kepenų, virškinimo sistemos ir, ko gero, šlapimo ir inkstų sistemos. Yra aiškiai trumpai. Prieš tai bus trumpai, bet aiškiai ir trumpai aiškiai bus pasakojama apie kelis mums įprastus augalus, bet su akcentu, į ką mes turėtume žiūrėti, kad suprastume, kur tą augalą panaudoti. Tiesiog tam tikros savybės, tarkim, ta pati ugniažolė bus apkalbama, arba sukatžolė bus apkalbama. Tiesiog turim sukatžolę, žinom jos pagrindinės savybės. Ir mes žinom, kad pagrindinė savybė yra tokia ir tokia, ir tada mums atsiveria akis ir suprantam, kad kokiais atvejais mes galim panaudoti. Ir pats svarbiausias dalykas bus dar akcentas, su kokiais kitais augalais mes juos galim mišinį, tarkim, paruošti mišinį, sudėti į vieną puodą, pavyzdžiui. Būtent kokiu principu reikėtų vadovautis. Tai tiesiog yra elementaru, kartais mes nesusivokiam, kad yra, tarkim, tokia nerašyta taisyklė. Reikia stengtis, ruošiant iš vaistažolių produktus, tarkim, užpilą arba nuovirą, kad jis būtų patrauklus ligoniui. Sukatžolė yra vaisiai karti. Ir va tada reikėtų pasukti galvą ir apie tai tikrai bus pasakyta. Dar bus egzaminas yra labai linksmas, nieko neįpareigojantis, bus dar tarpinis, labai paprastas. Be abejo, bus kalbama apie, tarkim, augalų nesuderinamumus, apie sąveikas augalų ir sintetinių vaistų, arba sąveikas augalo su augalu. Mantat, porą augalų mes sudėję į krūvą, ne visą laiką mes galim gauti tą, ką norim. Arba sudėję du augalus į vieną krūvą, mes gausim truputėlį daugiau, negu vienas gali arba kitas gali. Tai tiesiog bus apie tai kalbama. O dabar, kur čia ta žuvis ir ta meškerė? Pats banaliausias dalykas, ką mes galėtumėm su gerbiam vadovė sugalvoti, kad suviduriavom, reiškia, paimam miškinės sidabražolės šaknį, ją ten nuplaunam, sudžiovinam, užpilam, išsiverdam ir išgeriam. Ne? Jeigu mus pykina, einam į parduotuvę, mes nusiperkam ko? Imbiero šaknį ir ją valgom. Ir taip pykinimas praeis. Tai būtų pati banaliausia. Kodėl taip nutinka? Kodėl vartojant, tarkim, miškinę sidabražolę, galima padėti viduriuojančiam. Apie tai ir bus pasakyta. Bet kadangi bus pasakyta, kad tam tikros medžiagos, kurios yra augaluose, veikia, tarkim, virškinimo sistemą ir žarnyną būtent taip ir taip ir taip, tai ir nutinka tas ir tas. Šiuo atveju gydome viduriavimą. Žmogus mažiau viduriuoja. Tai mes pagalvojam, kokie augalai kaupia tartas medžiagas. Ir tada mes matom, kad tas medžiagas kaupia 10 augalų, 15, gal 20. Tarkim, miškinė sidabražolė yra etalonas, bet tai gluosnių žievė lygiai taip pat. Aš jau nekalbu apie ąžuolų žievę. Jeigu mes neturim nei to alksnio žievė, alksnių kankorėžiukai, oficialiai yra žaliava. Taip, tai yra tokie alksnių vaisiai, kuriuos vadiname kankorėžiukais. Tai va, čia ir yra meškerė. Bus paaiškinta, kokios medžiagos
veikia žarnyną taip. Ir tada bus paaiškinta, kokie augalai kaupia tas medžiagas. Ir tada jūs matot, toliau mes nebeisim žvejoti. Ir tada jūs patys eisit žvejoti. Jums reikės tokių savybių, jūs suprasit, kurie augalai kaupia tas medžiagas ir ne vieną. O kad taip paprastai tiesiog yra knygų, kur yra receptų šimtai. Bet vėlgi, kaip yra su tais receptais. Jūs galit nežinot, kaip tas receptas yra sudarytas. Kokiem tikslam. Aš kaip pavyzdį pasakysiu. Žmogus viduriuoja, bet čia viduriavimas, atsiprašau, yra tiesiog, kad paprasčiausias, ką galite įsivaizduoti, ne? Gal žmogus, tarkim, negalvoja, vienam bus, tarkim, rūgštingumas, liaudiškai tariant, skrandžio padidėjęs, kitam sumažėjęs. Vienam bus, tarkim, gali būti kraujavimas. Kraujavimas yra, aš pasakysiu, ką daryti, kai būna kraujavimas. Tada fitoterapiją atidedam truputėlį į šoną ir kviečiam greitai. Čia yra tokia taisyklė. Bet kitas nekraujuoja. Suprantat, vienas kostė, kitas nekostė. Jeigu kas nors viduriuoja, tarkim, moteris, gali būti nėščia, gali būti nenėščia. Gali būti moteriai ciklo pradžia, kita ciklo vidurys. Bus, nesakau, kad skirtingos žolės bus, bet mes turėtumėm pagalvoti, suprantat, va čia reikėtų truputėlį elgtis kitaip. Prie ko čia ciklas gali atsakyti? Suprantat, ciklo pradžiai mažajam dubenį vyksta tam tikri procesai. Mes jų geriau reikia stengtis jiems padėti, kad procesai vyktų fiziologiškai ir nekišt nagų, kad, tarkim, sustiprint kraujavimą ciklo pradžioj. Tai yra labai, labai svarbu, nes tiesiog taisyklės fitoterapijos truputėlį pabandžiau užvest. Tai gerbiamas Edvardai, kas apskritai yra fitoterapija? Ką tai reiškia, kas tai per dalykas? Labai įdomus klausimas ir atsakymo vieno jį nebus. Kaip minėjau pradžioj, banaliai tai yra gydymas augalais. Suprantat, mes į fitoterapiją galim žiūrėti, tarkim, kaip į amatą. Ta, ką aš minėjau prieš tai, tai yra absoliutus amatas. Skauda pilvą, mes rekomenduojam, paduodam žolę, augalą nuo pilvos skausmų ir panašiai. Gali būti kaip specialybė. Amatas, suprantat, tai nėra menkinantis žodis. Amatininkas gerai išmano savo darbą. Galime pažiūrėti, kaip fitoterapija gali būti kaip specialybė arba kaip profesija. Tiesa, dabar oficialiai yra pripažįstami kaip toks terminas atsirado papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistai. Tai žodžiu, ir šiame kontekste yra fitoterapijos specialistas. Tai žodžiu, jeigu specialistas, tai yra jo specialybė, jo profesija. Profesija truputėlį galbūt reikalauja iš mūsų daugiau atidos, daugiau meistriškumo, daugiau žinių. Bet tam reikia tiesiog domėtis ir kuo daugiau perprast augalų savybių. Be abejo, fitoterapija, kas man kartais labai patinka, mes apskritai galim žiūrėti kaip į filosofiją. Ir kai aš taip kartais užsimenu, apie kokią filosofiją mes galim kalbėti, kai tiek vaistažolės, tiek ligos, susirgimai yra materialūs visiškai.
Pavyzdžiui, vienas iš mano mėgstamų augalų čia yra tik kaip pavyzdys ir mano klausytojai galės patys tai pagalvoti. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausias augalas yra raudoklė, paprastoji raudoklė. Jinai dar žydi miškų drėgnesnėse vietose, melioracijos grioviuose, jų pakraščiuose. Tai raudonai gražiai žydintis augalas. Jis be galo yra vaistingas. O kodėl raudoklė? Galima sėdėti ir filosofuoti, kodėl raudoklė. Ar jinai rauda, ar padeda žmogui, kad jisai neraudotų. Ir tarp kitko pavadinimas atėjęs yra, ko gero, mūsų ar kalbininkai, ar botanikai jį pakrikštijo raudoklę. Jeigu nuo Lietuvos į rytus slavai ją vadindavo plakūntrava, tai lietuviškai raudoklė. Plakūntrava būtų verksnė raudoklė. Ir pasirodo, tas augalas yra pristatomas daugelį tautų, kad velnias rauda, pamatė šitą augalą, kad vaikai būdavo maudomi šito augalo nuovirę, mažiau raudodavo. Kiti sako, kad legendos byloja, kad būdavo kažkokių tai ligų, pavyzdžiui, epilepsija. Kai kiti raudodavo, kai žmogus nukrisdavo traukuliuose. Va, jums paprastas dalykas yra. Filosofija, čia jau visa filosofija. Filosofija. Ir kas įdomiausia yra, kad galim viską pritaikyti. Absoliučiai galim pritaikyti. Tai yra augalas, kuris ypatingai gerai tvarko žarnyno negalavimus, ypač šaknis. Šaknis tai yra, pavyzdžiui, vakarų Europoje galima nusipirkti vaistų, tarkim, ar tai papildų, arba apskritai žaliavos. Žolė ar šaknis, jinai puikiausiai Lietuvoje yra, neskau, kad užmiršta, jinai ir paprasčiausiai neatrasta. Tiesiog turi tam tikrų medžiagų, kurios tvarko, kaip minėjau, žarnyno reikalus. Bet šitas raudoklė, raudoti, duoda peno pamąstymui. Bet neprisikabinkim prie vieno augalo. Patys žinom, kad daug augalų tempia už save labai tolimą ir gilią istoriją, tą pačią filosofiją. Ir pavadinimuose kartais būna užkoduota, ar ne? Taip, grinai užkoduota. Nes jeigu mes žiūrėtume į mokslinius pavadinimus lotynų kalba, taip pat kai kurie yra lietuviški augalų pavadinimai pažodiniai iš lotynų kalbos. Daug peno yra ir patikėkit, galima, čia ne aš vienas tą darau, yra pagal pavadinimą ir pagal liaudiškus pavadinimus mes galim atrasti to augalo savybės, kurios gali būti dar net neaprašytos. Bet čia reikėtų labai atsargiai. Bet žinant, kad raudoklė yra augalas, tarkim, visiškai nenuodingas yra, tai galima drąsiai net eksperimentuoti ir žiūrėti, tarkim, savo savijautą ar panašiai. Aišku, negydomosiom dozėm, ne sergant kokiom nors sunkiom ligom, bet čia tik penas pamąstymai yra. Ir labai yra smagu. Ir jeigu jūs, tarkim, užsidegsit tuo žingeidumu, jūs patys pamatysit, kad yra tokių dalykų, kur verta pasigilinti tiesiog. Gerbiamas Edvardai, labai ačiū už gilias žinias. Ir visiems klausytojams aš galiu tik tai patvirtinti, kad gerbiamas Edvardas Kazlauskis tai labai giliai ir išsamei ilgus gyvenimo metus besidomintis fitoterapija ir šitas neįkainojamas žinias perteikiantis jums.
Tai yra vienas iš atsakymų, kodėl nepakanka pasiskaityti viešojoje erdvėje, medijose, internete, nes tos žinios ten yra gana padrikos, nenuoseklios, ne visada pagrįstos moksliniais tyrimais, moksliniais įrodymais. Tuo tarpu, kaip gerbiamas Edvardas kalba tik tai apie tai, kas yra patikrinta, aišku, filosofijos taip pat reikia įjungti, labai verta tą padaryti. Tai visus noriu paraginti prisijungti prie fitoterapijos paskaitų. Ir dar vienas, čia kaip bonusas visiems, yra labai geras dalykas, gerbiamo Edvardo paruoštos skaidrės. Jos yra nepaprasto grožio ir visi tą pastebi, visi tuo žavisi. Aš nežinau, Edvardai, kaip jūs tai sugebate, bet ten kaip pieštiniai dalykai kažkaip tai turbūt turit savo kažkokias paslaptis, kurių mums neatskleisit. Tai ačiū jums ir jeigu norite dar pasakyti sakinį ar kitą, tai prašom. Tiesiog ačiū Jums už gerą žodį, o studentų mielai lauksim ir tiesiog tariu iki pasimatymo. Aš manau, ir gal net nemanau, esu įsitikinęs, kad bus įdomu ir mes nuoširdžiai pabendrausim. Matot, tai yra paprastas, įdomus dalykas, bet svarbiausia, kad bus geriausia, jeigu, pavyzdžiui, jūs paklausit, aš atsakysiu. Aš nežinosiu, aš pasidomėsiu, nes bendravimas iš tikrųjų yra vertybė, nes yra paprastas dalykas. Aš nežinau, ko studentai nežino, nes jie ateina mokytis ir jie kartais patys nežino. Tai aš galiu nepapasakoti to, kas yra jum aktualu. O jūs, jeigu neišdrįsit to paklaust, tai jūs taip ir liksit be tų žinių. Tiesiog bendravimas iš tikrųjų yra kartais gėris, mes esam socialūs žmonės ir bendraudami mes labai galim daug pasiekti. Ačiū gerbiamas Edvardai, tai atsisveikiname su visais ir laukiame visų prisijungiant. Iki Iki pasimatymo.